Labas vakaras, Žemyna! Labas vakaras visiems! Labas, Tomai, kaip Labas, tu? ne, aš puikiai, kaip tu? Super! Ir kaip jūs laikotės? Garsu. Atsiprašom iš tikrųjų, kad taip ilgai užtruko sukurti antrą avangardą. Turėjom truputėlį problemų, bet mes vėl čia. Jej! Ir šiandien mūsų svečias yra labai mylimas kojinių modelis ir geografijos mokytojas Saulius Jaruševičius. Pasitikite jį garsiais plojimais. Sveiki. Žinau, ko norėtų Žemyna. Norėtų diskotekos. Bet šiemet nežinau, ar jinai bus. Visiškai pritariu, iš tikrųjų. Iš tikrųjų jaučiuosi šiek tiek jauduliukas yra, žinokite, jaučiuosi šiek tiek, kaip čia pasakyti, susijaudinęs, labiau nei prieš pamoką. Prieš pamoką aš jaučiuosi labai gerai. Bet šį kartą pamoka bus ne pamoka, bet ir tuo pačiu pamokos bus. Tai tikriausiai jau galima sėsti. Taip. Taip. Jauskitės kaip namie, čia visi savisi. Taip, tai šiandien kojines matote, specialias. Tai čia pradėjo kaip tik, tai aš paakcentuosiu šiandien Italiją, bet dėja atėjau, knyga yra Prancūzija. Sužinosite, ką aš turiu. Tai gal galite daugiau pakomentuoti apie kojines, čia gal iš paskutinės kelionės? Kojines ne iš paskutinės kelionės, bet 2023 metus aš sausio 1 nemačiau fejerverkų, girdėjau, kaip garsiai rėkauja kaimynai, bet aš norėjau užmigti, nes man 7 val. Ryte buvo skrydis į Italiją. Čia buvo 2023 metai. Ir va tada šitos kojinės 23 metais, sausio mėnesį bevaikščiant Turine, tai vienas didžiausių Italijos miestų, ten, kur buvo Eurovizija. Ir radau šias kojines. Bet šiais metais nutiko taip, kad praeitų metų gale vėl teko apsilankyti Italijoje. Kodėl tai Italija? Nežinau, man patinka žmonės labai italai, jie tokie paprasti ir tokie, nežinau, nerandu žodžio. Kaip italai turi tokią patarlę, šiaip tai yra vadinama la bella vita, žinote, gražus gyvenimas. Tai iš tikrųjų šios kojinės yra iš Turino, bet tiesą pasakius, šitas kojinės galite tokio tipažo, jos yra platinamos po visą Italiją. Kadangi man jos labai patiko ir jų buvo daug gražiau tų turistinių kojinių, tai buvo 2023 metų kojinės. 24 metų kojinės, kurias nusipirkau šių metų sausio 1 dieną, jūs dar jų nematėte. Jūs pamatysite. Irgi iš Italijos, man jos labiausiai patinka. Ispanijoje savo patinkančių kojinių vasarą neradau. Prancūzijoje netkreipiau dėmesio visai. O jūs gal turit visą namuose kaip sieną kojinių tiesiog, kur užsirašot, kur ten iš kur, tarkim, pavyzdžiui? Ne, man iš tikrųjų tokio kažkaip sienos turėti nereikia. Viskas iš tikrųjų labai yra sugrūsta į vieną dėžę, tiesą pasakius. Tai ne, į kojines kažkaip nelabai atkreipiu dėmesio, bet man tai yra kažkaip tai kojinės, nežinau, yra kažkoks tai akcentas, kuris turėtų būti nemonotoniškas, nežinau. Tu gali būti apsirengęs vienspalvį, bet kojinės man tai kažkodėl toks yra kaip aksesuaras. Vieni nešioja kepures, kiti šalikus. Šiaip italai, tarp kitko, nešioja, jeigu keliausite. Stiliaus akcentas pas juos yra šalikėlis, būtinas. Tai yra čia tas tipinis tikriausiai, kur visi žino. Kaip? Čia tas tipinis tikriausiai, tas toks mažiukas. Jie mažiukai tokie, jie neapsirengia kaip mes čia tikrai, nes žiemos tenais tikrai baisios žiemos nėra. Bet tai yra jų stiliaus detalė, nesvarbu kokio tipo. Ir ką dar, pavyzdžiui, iš Italijos pastebiu, tai jaunimas labai auskaruoti. Ta prasme, tai yra stiliaus detalė ir, nežinau, jiem tas jų tipui labai tinka. Tai ką aš atkreipiu dėmesį. Gražu auskarai ar nelabai? Nežinau, bet jiem tinka. Ne mano tipas, aš šiaip auskarų niekada neplanau nešioti, bet šiaip jiems tinka, nes jie yra tamsaus gymio, garbanoti ir kažkaip jiems tas vienas kitas auskaras gerai atrodo. Tokie, stilingi tie italai. Ir aišku, jie, tiesą pasakius, jeigu taip kalbant atvirai, tai nevengia parūkyti žolytės. Bet čia galima Lietuvai?
Taip, bet Italijoje, tai užsienyje, vakarų Europoje, tai kai keliauju, tai labai tai akivaizdžiai netgi kvapai sklinda tiesiog. Tai, tai yra, suprantam, kodėl tikriausiai laisva Europa, laisvas pasaulis, bet Europoje, vakarų, tai jaunimas tikrai nevengia to jūsų amžiaus parūkyti ir, ta prasme, aš sakau, realybę, kokias ir nereikėtų čia stebėtis. Bet jie tiesiog problemų jokių nekelia, tai tikrai tokie atsipalaidavę, tie italai. Valgo daug picų, taip, čia yra pica šiuo atveju, bet ne tik tai pica. Dar turi pastą. Wow, tokia įvairovė. Bet žinokite, kiek jie turi pastos rūšių. Prancūzai turi 245 sūrio rūšis. Tai italai, negaliu pasakyti statistiškai, gal kažkas paguglinsi, turi tikrai kiekvienas regionas turi savo pastą, kaip mes vadiname makaronais. Šiaip nevadinkit niekada makaronais, nes man tai yra kaimiškas žodis toks. Makaroni yra specifinė itališkos pastos rūšis kažkurio regiono. Tai vadinkite geriau pastą. Italui sakykite pastą, ne makaronį. Nes makaroni jiems yra kita pastos rūšis kažkokio regiono. Kiekvienas Italijos regionas turi savo sūrių specifiką ir pastos specifiką. Tai visur galite matyti visokius kaspinėlius, visokias kasytės ir visokius kitokius pastos tipus. O tai kokia yra jūsų mėgstamiausia pasto tipas? Neturiu tokio. Šiaip, bet Lietuvoje, ką pardavinėti, aš labai mėgstu tuos straubliukus, arba itališkai tai yra caserecce. Ir jos dažniausiai mėgstu su daržovėmis ir Ligūrijos pesto, bazilikų pesto, nes Italijoje yra primaišyta daug visokiausių pesto padažų ir jie tenais bando, sako, čia iš Ligūrijos, tai tie baziliko tikrasis Ligūrijos, šiaurės Italija, prie Ligūrijos įlankos, ten netoli Prancūzijos, va ten tikrieji yra pesto ir jie turėtų būti tie autentiškiausi. Ten geriausiai auga bazilikai, nes geografinės sąlygos yra puikios. Aš tiesiog dar noriu dodėti, kad visi žmonės, kurie šiandien atvyko į Avangardą, taip pat, kaip ir matot, gaus ir geografijos pamokėlę. Tai čia jums bus kaip tik su... Integruota, nes neįmanoma. Integruotas Avangardas, tai va. O ir dar grįžtant prie kojinių, norėjau paklausti, kada prasidėjo ta, pavadinkim, manija kojinėms? Nežinau. Iš tikrųjų, nepastebėjau, bet čia galbūt prasidėjo tada, kai aš... Gerai, dabar, kadangi kelionės, tai aš studijavau Prancūzijoje pagal mainų programą 2015 metų rugsėjais, spalis, lapkritis, gruodis ir sausio mėnesį visą keliavau po pietų Prancūziją. Ir va tada kažkaip tai grįžęs į Lietuvą, tais metais, čia buvo 2016 metai, aš studijavau 3 kurse geografiją Vilniaus universitete ir tada kažkaip prasidėjo, lyg ir va tada buvo užuomazga. Kažkaip sugalvojau, nežinau už kur, kaip gavosi, bet tiesiog kartais gyvenime būna tokie netikėti dalykai. Tai matyt, kad nuo to laiko jau. Labai džiugu girdėti, kad iš tikrųjų radot kažką, kas jums patinka ir kas jums neša kažkokį džiaugsmą. Ir užsiminėte apie studijas Prancūzijoje, bet prieš kalbant apie Prancūziją ir apie tas studijas, norėčiau paklausti, kaip iš vis jums atsirado ta meilė geografijai, kada jinai atsirado iš vis ją? Šiaip aš pamokose dažniausiai, čia yra žmonės tikriausiai tie, kurie neturi pas mane geografijos pamokų, bet didžioji dalis turi. Šiaip aš visada esu žmogus, aš nesu mokytojas. Aš privalau būti mokytojo rėmuose, bet aš šiaip esu žmogus. Tikriausiai tie, kas turite pas mane ne vienerius metus geografiją, tai jūs jaučiate, kad aš pakankamai laisvai kalbu, nes kai kurie mokytojai atėję į pamoką sako, kad kažkaip laisvai labai. Tai aš stengiuosi dalintis patirtimi ir kada geografija pas mane gyvenime, aš nežinau. Pas mane daug gyvenime neatsakytų klausimų, aš nežinau. Nes aš mokykloje geografijos nesimokiau. Taip. Aš labai mylėjau istoriją, patikėkit, kaip aš mylėjau istoriją. Bet man tiesiog geografija sekėsi. Ir man mokytoja visada sako, kad tu moki tą geografiją, tai sako pastoviai 10. Gerai, aš pradėjau geografiją 6 klasėje nuo ne 10, nuo 6. Taip. Super pažymys. Mažiausias pažymys geografijos tikriausiai 6 arba 5. Tai... Nesat gavęs dvejetą iš geografijos? Ne, niekad čia neįmanoma. Iš matematikos taip, bet ne geografijos. O tai kada pateisinat mokinius, kurie dabar jūsų pamokose gauna dvejetus? Ar nebūna tokių? Aš nenorėčiau, kad jie gautų, bet kai paskaitau darbus, tada aš pagalvoju, kodėl tai buvo ir nežinau. O tai
jeigu geografija nebuvo toks pirmas dalykas, į ką fokusavotės, pavyzdžiui, mokykloje ir ką norėjote sieti su lytim, tai ar turėjot kažkokį pirmą dalyką, kurį norėjot sieti su lytim? Tai va čia nepabaigu apie tą geografiją kalbėti. Tai va ir iš tikrųjų kažkaip apie keliones aš visai net negalvojau. Mano šeima, tarp kitko, nėra visiškai keliaujanti. Ir esminis dalykas buvo tas tikriausiai vyresnėse klasėse, kad kai man buvo 16 metų, va 10-okai, jeigu čia tokių yra, kai man kai aš buvau 10-okai. Pablokit, kas čia 10-okai. O, yra. Tai iš tikrųjų tada įvyko toks dalykas. 10 klasės pabaigoje aš sugalvojau kažkodėl tai, kad man pradėjo, baigiau tą geografiją, baigiau 10 klasę, perėjau gimnaziją, nes aš baigiau vidurinę mokyklą ir tada reikėjo perėti gimnaziją. Perėjau gimnaziją ir tada mano auklėtoja buvo geografijos mokytoja. Na ir tada supratau, kad jau bus kažkas. Ir ateina 11 klasė, rugsėjais, geografijos pamokos ir aš nesirinkau istorijos, nors aš ją labai mylėjau, bet aš pasirinkau geografiją. Čia kodėl? Dėl to, kad jums sekėsi ir tiesiog pagalvojau, kodėlgi ne? Aš nežinau, dėl to, kad man sekėsi geografija ir aš pradėjau galvoti, kad kažkodėl tai mano gyvenime turizmas. Pirmas žodis buvo turizmas. Šiaip aš norėjau ne tik turizmą, aš norėjau ir į IT galvojau, ir su kalbomis, nes aš esu žmogus toksai, kuris gabus įvairiems dalykams. Gerai, IT aš nebuvau specialistas, bet man patiko. Ir kažkokios mintis tokios buvo, kur aš norėčiau save realizuoti, bet atėjo 11 klasė. Atėjo tas momentas, kai aš norėjau dirbti. 11 klasė, bet baigęs 11 klasę. Na ir taip nutiko, kad išvažiavau į Nyderlandus. Nesakau Olandija, nes šalies pavadinimas yra Nyderlandai. Ir po 11 klasės išvykau tenais ir po truputį supratau, pabuvęs Nyderlanduose, šiaip dirbau juodą darbą. Tie, kas pamokose girdėjote, o kas negirdėjote, tai dabar sužinosite, tai ką aš ten Nyderlanduose veikėjau vasaromis. Taip, čia rimtai jūs rinkot braškės? O čia buvo pirma jūsų kelionė į Nyderlandus? Čia buvo mano antra kelionė už Lietuvos ribų, nes mano pirma kelionė už Lietuvos ribų, galiu pasakyti, buvo Suvalkų prekybos centras Lenkijoje. Kai su tėvais iš Druskininkų važiavome apsipirkti. Tai aš labai norėjau. Ir tada kažkaip po Nyderlandų, aš kadangi užsidirbau pinigų, tai žinote, ką reiškia 17-mečiui turėti pinigų 4000 eurų. Juk greitai tikriausiai nebeliko, aš spėjau. Liko. Nes mano tėvai pasakė, dabar tu turi pinigų ir dabar daryk, ką nori, tavo gyvenimas. Mes tave išmokėm. Tu jau, sako, 12-okas, viskas. Sako, tu jau to išeisi į gyvenimą, viskas, mes tave išmokėm. Ir tada aš supratau kažkaip, kad man turizmas, aš norėjau stoti turizmą. Kažkaip tai sieti su kelioniam. Bet gavosi toks dalykas, kad pažiūrėjau, ko reikia stojant į turizmą 12 klasiai. Dabar 10-okus spaudžia ir sako, rinkis, nes tu turėsi kažkur stoti. Esminis dalykas yra tas, kad pažiūrėjau, kad į turizmą stojant reikia istorijos. Aš istorijos neturiu, bet aš myliu istoriją. Ir tada pasiėmiau tą istoriją, man ten pavaduotoja kažkaip į tvarkaraštį įdėjo, tenais bendrąjį kursą, nes buvo išplėstinis ir bendrasis dar paskutiniai metai. Ir gavosi toks dalykas, kad tada supratau, kad man patinka labai keliauti. Aš pradėjau kalbinti tetą, nuvažiavau pas savo brolį į Panevėžį ir pradėjau kalbinti kieme gyvenančią tetą. Sakau, teta, man labai noriu keliauti. Žinot, pažiūrėkit, kokios kelionės pigios. Kaip būtų smagu, sakau, pamatyti pasaulį. Jo, sako, tu dar jaunas, tu dar prikeliausi. Bet aš supratau, kad man kažkaip tai patinka kelionės. Ir pradžią, galiu pasakyti, nuo ko prasidėjo kelionės. Pradžia buvo, kaip jis save vadindavo, prancūzų kalbos mokytoja, Madame Laima, kaip jis save vadindavo, 11 klasė, 12 tiksliau, rudens atostogos. Paklausė paprasto klausimo. Kas nori vykti su mumis į ekskursiją į Paryžių? Siūlau visai gimnazijai. Ir mane kažkaip užkabino, nes aš turiu pinigų. Ir aš užsinorėjau. Bet dėja nesusirinko, nes buvo mokiniams, anykščių mokiniams buvo per brangu. Susirinko gal 5, jų neužteko tiek. Ok. Ir tada aš
pažiūrėjau, mane užkabino šitą ir aš sakau, aš noriu kažkur keliauti. Ir va tada aš atsidariau, atsimenu, gruda.lt, žinote, kelionių organizatorius, galbūt su tėvai su jumis keliauja per jį, nežinau, tėvai labiau jį mėgsta. Aš tiesiog, kadangi jį žinojau, atsidariau ir nusipirkau kelionę. O kur? Į ten, kur šilta. O kur? Į kurią šalį? Tai būtent, tikėkit ne, bet pirmoji mano šalis buvo Italija ir Prancūzija. Tai va čia jos pinasi tarpusavyje dvi šalis ir iš tikrųjų buvo kelionė 9 dienų. Aš visas atostogas praleidau 12 klasės, nu žinote, rudens atostogas, aš visas praleidau keliaudamas. Mane tėvai atvežė iš Anykščių į Vilnių naktį, prie Forum Palace paleido 3 valandą nakties, nes ten stovėjo autobusas ir sako, geros kelionės. Ar jūs palikot tiesiog dieną tiesiog Vilniui? Ne, ten buvo laukia firma jau į tą turizmo agentūrą, tada susirinko ir visas autobusas pajudėjo į Kauną, iš Kauno, tada mes jau visa grupė 5 valandą pajudėjome link Lenkijos, per Lenkiją ir va tai per Vokietiją, per kur dar ten, per Čekiją link Lenkijos, link Italijos. Ir ten praleidome per pajūryje, tada į Prancūziją šiek tiek užsukome ir tada grįždami aplankėme Lichtensteiną, vieną iš mažiausių pasaulio valstybių, kuri buvo labai keista, ta valstybė, nežinau, kažkoks nesusipratimas. O kuo jį keista buvo? Man, 18-mečiui, pasirodė, visų pirma, buvo bjaurus oras, aš neapkenčiu va tokių orų, kokie dabar yra už lango, aš mėgstu saulę, nes vardas yra Saulius. Tai mėgstu šiltus orus, todėl man visų pirma niukus oras, keisti pastatai, vėsu, žmonės kažkokie keisti, nėra turistų, kažkaip nebuvo to vaibo. Todėl aš prisimenu upę, kuri dalina Vokietiją ir Lichtensteiną, kalnai, ir aš atsimenu tik tą nuotrauką, kurią aš padariau vienintelę. Ir aš atsimenu keistus pastatus tenai, su daug kažkokių keistų skulptūrų. Tai yra sostinė Baducas, kuris yra nežinia kokio mažumo. Aišku, didesnis negu Vatikanas, bet nedidelis miestas ir kažkoks labai keistas, pastatai keisti, man tas įsiminė ir nepatiko man ta dalis. O tai kaip suprantu, jūs keliavote čia vienas, be jokių draugų, be šeimos narių? Taip, čia mano buvo pirmoji kelionė, kuomet aš leidausi į užsienį vienas, su turistų grupe, bet aš susipažinau, kadangi panašaus amžiaus kaip aš, 18 buvo, susipažinau su kažkokiu šeima, kur susipažinau su šeima ir ten buvo vaikinas iš kitos šeimos mergina. Tai pagavosi, kad radau bendraminčių tiesiog. Ir mes kartais susitikdom, nes mums neįdomu, mes nežinom, ką daryti. Paleidžia mus laisvas laikas. Ką aš žinau, ką man daryti. Tai buvo, sakau, aš pamenu tą istoriją. Tai merginai sakau, einam pasivaikščioti senamiesčiu. O jinai sako, o gal einam prie jūros? Tai tiesiog kartais susitikdavom su tai žmonėm ir radau bendraminčių šiek tiek. Mes pabendraudom kartais, bet buvo, žinokit, smagių ir istorijų, kai aš moteris, suaugusias moteris, jos manęs paklausė, sako, čia buvo Šveicarijoje. Mes sustojom ir šiek tiek Šveicarijos dalelę aplankėm ir sako, moteris, kur čia yra tualetas? Sakau, ten reikia nusileisti laiptais, bet aš sakau, nežinau, kur yra vyrų, kur yra moterų. Ir iš tikrųjų ten nebuvo pažymėta, nes ten yra viešieji pigus tualetai, kur tikrai nepažymėta buvo. Sakau, aš buvau čia, tai ir jūs eikit čia. Pasirodė ten vyro tualetas. Ir dalis nuėjo moterų, tai jos sako, tai nieko, moteris sako, girdžiu po to, ten jis juokėsi jos, kad čia atėjo vyrų tualetą. Tai, bet čia yra pirmosios tos keistosios situacijos, nuo kurių mes taip juokėmės aikštėje Šveicarijoje, kad prisimenu šitą istoriją labai tai. Bet tų istorijų buvo labai daug. O tai nebuvo iš pradžių tokio kažkokio nerimo ar baimės keliaujant visiškai vienam 18? Ne. Žinot, ką aš padariau? Aš visiškai ramiai. Paskutinė mokslo metų diena, žinau, kad man reiks išvažiuoti naktį, nuėjau į Maksimą, prisipirkau bomžpakių ir... Toks klausimas, kokie mėgstamiausi bomžpakiai, jūsų čia toks greitai klausimas? Tai aš šiaip jų nevalgau, bet... Bet jie žiūri skanus. Jie skanus ir aš mėgstu juos šiaip valgyti sausus. Bet aš jų nevalgau iš tikrųjų.
Bet va tuomet kelionėse, kadangi reikėjo greitą maistą šiltą, nu tai aš tiesiog pasiėmiau ir prisidėjau pusę Maximus maišo. Dar prisidėjau kažkokių tai užkandžių kelioniai, nes žinom, kad nestosim kažkur tai greitai. Nu, aš neturėjau jokio supratimo, man tėvai nieko nesakė. Aš tiesiog po mokyklos nuėjau į Maximą, prisipirkau kažko ir su to maišu nuvažiavau į Forum Telas, mane nuvežė viskas. O tai nevargina tiek daug laiko važiuoti su autobusu? Mane labai vargina, aš nemėgstu kelionių autobusu. Aš irgi žiūriu nekėčiu. Visiškai pritariu, aš tiesiog negaliu važiuoti autobusais. Bet jūs gal pamiekot galite? Kaip kada? Mane dažniausiai pykina, tai aš tiesiog prieš važiuojant tiesiog prisigeriu vaistų, ta prasme, ir tada sėdžiu ramus. Jo, sako ramus kaip belgas, bet belgai, žinokit, neramus. Tai iš tikrųjų, mane patinka kelionės autobusu ir tai buvo mano vienintelė ir tikiuosi paskutinė kelionė su turizmo agentūra. Žinot, ir tada nuo to laiko aš pradėjau suprasti, man nepatiko ta kelionė, todėl kad ji buvo faina, ji buvo ilga, ji buvo tikrai informatyvi, bet man nepatinka tas, kad jie pripasakoja ir tave tampo, einam čia, laiko nėra. Tu tiesiog lakstai ir žiūri tas bažnyčias. Nu, man atsibodo, jeigu aš galvoju, aš ne bažnyčių mėgėjas, tikrai, atsiprašau, bet ne. Tai va tokie architektūriniai objektai man nepatinka, bet kalbant apie transportą, tai man patinka traukiniu. Aš labai mėgstu keliauti Europoje traukiniu, tai yra labai patogi transporto priemonė ir gan greita. Bet aišku, greitieji traukiniai kainuoja nemažai. Bet tai kažkaip Lietuvoje į užsienį tie traukiniai kažkaip nelabai kursuoja, nu nežinau. Dabar turime jungti, čia vėlgi geografijos pamoka, į Lenkiją turim, galime nuvažiuoti į Varšuvą, iš Vilniaus, aišku, kiek nuvažiuosim 5 valandas gal, nepamenu, bet praeitais metais startavo šitas maršrutas ir dabar mes galime nuvažiuoti iki Varšuvos, o iš Varšuvos mes esame sujungti su visa likusia Europa. Ir mes galime iš Varšuvos nuvažiuoti į Berlyną, iš Berlyno į Prahą, iš Pragos į kokį, nežinau, Vieną, iš Vienos į Paryžių, iš Paryžiaus į Madridą, viskas yra sujungta iš Varšuvos. Todėl pas mus ta linija tarp Lietuvos ir Lenkijos atsirado. O kaip ir lėktuvai? Pirmą kartą, kai skridau lėktuvu, tai buvo skrydis į Romą, 2015 metai. Mes skridom 5, bet jūs nepatikėsit, kokio pigumo mes bilietus radom. Ir čia aš radau. Nes taip netyčia mano ranka galbūt buvo laiminga, lemiama, nes manęs paprašė, sako, Sauliau, išlaikėm, tuo metu aš buvau pirmakursis, 15 metai, ir išlaikiau egzaminą. Išlaikėm egzaminą ir mes sugalvojome 5 bendraminčiai, ta prasme, kurso draugai, išvykti į Romą. Mano kursiokė sako, 60 eurų bilietas. 60 eurų į vieną pusę. Jo. Čia kur tokios kainos šiais laikais? Yra. Aš jums toliau pasakysiu, jeigu bus toks klausimas. Bet jos nenupirko bilieto, o mes po egzamino ateinam ir aš sakau, Sauliau, jungti savo kompiuterį, kadangi aš gyvenau bendrabutį. Tai man šalia buvo, tai nuėjo visus pas mane į kambarį. Sako, apsėdo aplink kompiuterį ir sako, dabar Sauliau, jung šitą Rainierą. Ir sako, perkam visi bilietus. Gerai, žiūriu, pirmin atgal. Pirmin buvo, man atrodo, 20 eurų, atgal 10 eurų. Wow. Iš kur tokie bilietai, aš irgi noriu. Ką jūs galvojate, kad viskas šiais laikais brangu? Ne, jūs nemokat ieškos. Aš tikiu, kad galima rasti pigiai, bet ne tiek pigiai, kad tiesiog... Rainieras tai šiaip moka tas kainas, bet kokia, pavyzdžiui, jūsų nuomonė apie Rainierą? Gerai, skrydis buvo lėktuvu ir Rainieras. Čia buvo mano pirmas skrydis su tuo Rainieru. Gerai, man prigazdino, sakė vieną dalyką. Neprisikrauk bagažo per daug, nes ten reikia įdėti ir, aš nežinau, su to bagažu niekada nebandžiau. Ir kitas dalykas, sakė, labai mažos vietos. Sako, tau bus nepatogu sėdėti, nes labai mažos ten kėdutės ir mažos vietos. Man buvo visai normaliai, bet skrydis buvo tikrai man patogus. Dabar aš esu skrydęs jau ne vieną kartą. Pigu, kokybės man nereikia. Man ten, kai jie vaikšto ir siūlo perfumes ar ten snacks, man nereikia nieko, aš gaunu, man yra pakankamai patogu, gerai, galbūt šiek tiek vietos trūksta. Pati kompanija, aš nežinau, žinau, kad jinai turi tam tikrų skandalų, bet man keliauti niekada dar nebuvo atšauktas skrydis, džiaugiuosi labai tuo, todėl aš niekada, kai perku kelionę, neperku tenais, pasirūpinkite draudimu kelionės, jeigu bus atšauktas skrydis, niekada.
nes ta prasme reikia papildomai primokėti. Ir man gerai, man pigu, randu pigių skrydžių, gana pigių. Tai va, tai džiaugiuosi kol kas. Aš tiesiog pagalvojau, kad jūs vietoj 3 kebabų nuskridot į Romą tiesiog, ta prasme, tai Taip. aš vykti norėčiau. Paminėjot, kad dar studijų metu gyvenot bendrabutyje, tai kaip jums gyvenimas bendrabutyje? Kokių ten nuotykių vykdavo? Gyvenau su tarakonais. Kaip naikinot juos? Aš užveisiau juos. Kaip čia buvo? Tikrai. Istorija gal yra. Taip. Prašau, papasakokit. Gerai, viskas buvo taip, kad mane tėvai atvežė į Vilnių ir aš gavau bendrabutį, kadangi aš esu ne Vilnietis, todėl, studentai yra apgyvendinami bendrabučius. Aš gavau Čiurlionio gatvėje, čia yra tas fakultetas medicinos ir dabar geomokslų, čia yra prie Vingio parko netoli. Tai mano ten 4 metai buvo praleisti ir atsivežiau šaldytuvą. Buvo ta tokia kaip maišelė ar ta tokia Ne, normalų? šaldytuvą jau Didelį? normalų, tikrai normalų didelį, štai. O kur ten jis tilpo? Tilpo, bet patirtis bendrabutyje, žinokite, tą tokią patirtį reikia patirti, kai mes gyvename daug perpus mažesnėme kambaryje negu šitą erdvė. 3. Bet kaip su tuo tarakonais buvo? Aš neturiu dabar tos nuotraukos, bet mano kompiuteriai jinai yra. Aš nufotografavau kambarį, koks jis atrodo tragiškas. 1 aukštas, skylėtos grindys. Pusiau skylėtos, galima vaikščiot, ta prasme, bet tokios jau medinės, pasenusios. Būtų keista, jeigu būtų negalima čia vaikščioti. Ten buvo vietų, kur gal nereikėtų stotis. Tai iš tikrųjų buvo toks, senas, neretovotas kambarys. Ir ką tada aš pamačiau, ir kaip čia tie tarakonai. Tai tarakonai, nežinau, kaip jie iš tikrųjų atsirado, bet aš atsinešiau tą šaldytuvą ir aš juk nežinojau, aš jį padėjau ten, kur yra tinkama vieta. Ir po to mes pastebėjom, kad sienom laipiojo tarakonai. Ir tada mes atitraukėm šaldytuvą ir jų ten prisiveisė būrys. Ir jie visiems puikios sąlygos, jie pasirodo, kadangi ten buvo tarpai iš po žemių, kadangi 1 aukštas, tai jie iš kažkur ten prisiveisė, atsirado ten už to šaldytuvo, pradėjo gyventi, iš kažkur atropojo, pradėjo daugintis ir tiesiog paplito po kambarį tie tarakonai ir čia buvo istorija ir tie už šaldytuvą, ten jau spiečius visas. Tai gyvenau iš pradžių su tarakonais, po to gavome kambario renovaciją, bet gyvenom 3 mažame kambaryje, tai žinokite, nelabai faina. Ta prasme, tikrai jautiesi šiek tiek suvaržytas, bet kai studentas esi, tai nelabai kreipi dėmesio. O tiesa, kad studentų gyvenimas tose bendrabučiuose yra tiesiog, kad tu valgai vien bomžpakius? Ne, čia priklauso nuo studento. Šiaip žinokite, aš jums nepasakosiu, kokie studentai iš Lietuvos miestų suvažiuoja, bet patikėkit manim, nei indų moka įsiplauti studentai 19-mečiai. 20-mečiai nemoka nei indų išsiplauti, kriauklės užkemša, primeta maisto į kriauklės ir visokiausių dalykų. Tai šiaip ką dalis mes turėjome virtuvę. Kiekvienas aukštas turėjo virtuvę ir eidavo gamintis. Studentai eidavo gamintis. Aš nevalgydavau bomžpakių, aš eidavau gamintis valgyti, nes mane tėvai taip išmokė ir aš turėdavau palaikyti tą tasą, kad aš turiu kažką gaminti, aš negaliu valgyti tų bomžpakių. Tai čia buvo man, tarp kitko, ta didžiausia bomžpakių manija, tai buvo ta kelionė. Italijai valgiau kiekvieną vakarą. Ir labai skaniai, manau, valgyti. Vietoj pastos. Po kelionės labai gerai sueidavo po visos dienos, tai taip šilta, užsipili tenais. Ir man, žinot, toj kelioniai, su kuo aš gyvenau, kadangi aš keliavau vienas, tai aš turėjau gyventi su seneliu. Irgi senukas toks vienas keliavo, tai mūsų poravo. Bet mes suradom, žinokite, vieną kartą kalbą bendrą, čia Italijoje, ta 18 metų, kai man buvo kelionė. Jisai sako, ar nori pažaisti šachmatais? Sako, aš turiu šachmatus. Sakau, gerai, aš niekada nesu žaidęs, bet pabandykim. Ten pažaidėm tai šachmatais, tai kažkaip... Laimėt? Ten, nežinau, aš net nepamenu, kaip mes ten žaidėm tai šachmatais. Kažkas buvo, bet aš nežaidęs, nebandęs buvau, tai kažką tenais ne to padariau matyti. O jums šiaip labiau šaškės ar šachmatai? Nei tie iš tikrųjų, nei tie iš tikrųjų, tai, nelabai man jie, nelimpa prie manęs, nežinau, tai...
o kaip iš vis atsirado ta idėja Erasmusų ir išvykti į Prancūziją studijuoti? Tai va, dabar pamoka gyvenimo. Aš per vieną kartą, ir aš mokiniam norėjau tą pasakyti, kad jeigu jums pirmą kartą nepasiseka, jūs turite bandyti, jeigu jūs norite antrą kartą. Negalvokite, kad jums visada nepasiseks. Jeigu jums vieną kartą nepasisekė mano geografijos kontroliniam, vadinasi, jums nėra užprogramuota, kad aš nemoku. Yra toks dalykas. Antrame kurse aš pabandžiau parašyti rudens sesiją antro kurso, būtent, nes kad į Erasmus patektum, tą turi išsirinkti universitetą, pristatyti tam tikrus dokumentus ir parašyti motyvacinį laišką. Aš parašiau. Galima rašyti motyvacinį laišką, ar galima rašyti dar kažką kitokį, kokį, nežinau, rašinį ar kažką? Ne, tai yra motyvacinis laiškas, tai yra ir yra rašinys. Bet jis turi būti motyvacinis, tu turi įrodyti. Aš kartais pamokose pavartoju tokį žodį, sakau mokiniam, jūs turite mokėti save parduoti. Jeigu jūs savęs neparduosite, jūs pražūsite. Ta prasme, jūsų niekam nereikės. Ką reiškia save parduoti? Čia yra perkeltinė prasme. Tai reiškia, turite įrodyti, kad jūs tikrai to norite ir tai galite padaryti. Tai vat, kaip man gimė studija Erasmus, nežinau, aš buvau išvažiavęs 3 kartą vasarą į Nyderlandus, prie tų pačių braškių, šliaužiau keliais. Tai kiekvienais metais važiuodavot? Keliais, 3 metus važiavau, 3 vasaras, po 1,5–2 mėnesius padirbėti, po studijų. Ir vat kažkaip tada sugalvojau, kad prieš tai dar būdamas, kadangi mano aplinkoje labai visi kalbėjo apie tas Erasmus studijas, ir aš pagalvojau, ir aš noriu. Aš žinau, kaip ten faina. Tai buvo pasirinkimai ir vienas iš jų buvo Prancūzija, kadangi aš turėjau prancūzų kalbos pagrindus. Ir iš tikrųjų tuo labai džiaugiuosi, nes gyvenimas, jeigu aš būčiau nemokėjęs prancūzų kalbos, tikriausiai tas Erasmus toks nuostabus nebūtų. Ir taip gavosi, kad aš tiesiog pabandžiau ir vat ką norėjau pasakyti. Pirmą kartą man nepavyko, sakė, mes jūsų nepriimam į Erasmus studijas, pasakė taip tiesiai šviesiai. Ir tada aš pabandžiau, aš nepasidavau, vat jūs turite turėti motyvaciją vidinę, aš nepasiduosiu, aš noriu. Aš pasakiau, aš noriu. Ir aš nepasiduosiu, aš bandysiu 2 kartą, man neįdomu, 3 kartą, 4 kartą, aš bandysiu. Tai pabandžiau 2 kartą. Pasikalbėjau su viena ką tik grįžusią geografę iš to paties universiteto. Paklausiau, kaip reikia rašyti motyvacinius laiškus, kad tave atrinktų. Jinai parodė savo motyvacinį laišką. Aš paskaičiau, tada aš pats pabandžiau parašyti tą motyvacinį laišką ir man pavyko. Ir mane priėmė, sako, taip, jūs priimat, man sumokėjo 3000 eurų už 5 mėnesius, taip, jūs gaunate Erasmus stipendiją. Paplokim už šitą visą. Tai čia yra jums pamoka, kad nereikia pirmą kartą suklydus nusivilti. Ir aš tikrai visą gyvenimą iki šiol vadovaujuosi tais dalykais. Tai tikrai nepasiduokite, jeigu jūs pasiduosite, jūs žlugsite šitame pasaulyje tiesiai šviesiai. Sakau, ta prasme, šiandieniam pasaulyje reikia stengtis, eiti, judėti, nes niekas už jūs nieko nepadarys. Tai paklauskite tėvų. Tai vat visada aš jums ir pamokose tai kartoju, kad, aš iš patirties sakau, nes ir vat tada gimė tos Erasmus jau ruošimasis tom studijom, jau pasiruošti reikėjo. 5 metai Prancūzijoje, prie Viduržemio jūros. Žinokit, nežinau nuo ko pradėti, susirinkau daiktus, lagaminą tokį, ne tokį didelį, bet... O bomžą kokį nusipirko? Tai nusipirkau tokį lagaminą, kuris vėliau su ratukais sulūžo, nes buvo per didelis svoris, tai smagu yra prisiminti dalykus, bet prisiminiau. Turėjau tokį nemažą lagaminą, nusipirkau, susikrovau rūbus 5 mėnesiam, kadangi aš nežinau, koks ten klimatas. Kokios ten yra žiema? Žinau, kad aš nuskrisiu, rugsėjo 4 diena, 35 laipsniai. O kokiamis mieste buvo? Tai miestas vadinasi Montpellier, jo tikrai nelabai kas žino, bet Montpellier tai yra 7. pagal dydį Prancūzijos miestas, pietiniai dalyje, netoli Viduržemio jūros. Jis nėra kažko ypatingas, jis nėra išreklamuotas turizmo, bet aš jį, žinokite, labai pamėgau, nes ten mano praėjo dalis gyvenimo. Aš ten sugrįšiu, aš jau sugrįžau tenais 2 kartus. Ir aš sugrįšiu ten ir aš norėčiau ten padaryti mokiniams ekskursiją. Nes ten yra tiek daug gražių lankytinų vietų.
kurias aš negaliu, aš kaip ėmiau į ranką šitą knygą Prancūzija, tai man atgimė jausmai Prancūzijai ir man atrodo reikia kažkaip tai aplankyti vasarą vėl. O kaip jums su prancūzų kalba, ta prasme, jūs laisvai mokat kalbėti? Ne. Dabar primiršau labai, aš jos nevartoju, šiaip aš turėjau Prancūzijai, prieš važiuodamas į Prancūziją aš turėjau A2 lygį, ką jūs turėtumėte turėti antrosios užsienio kalbos baigę 10 klasę. Jūs turėtumėte turėti pasiekę antrosios užsienio kalbos A2 lygį. Aš mokiausi daugiausiai savarankiškai, tada 11-12 klasėje aš pasiėmiau tą prancūzų kalbą, mane kažkodėl jį patraukė. Ir tada šiek tiek pasimokiau, į Prancūziją išsilaikiau testą ir ten turėjau pasiekęs B1, nes aš turėjau dar ten prancūzų kalbos kursus, bet jie buvo vien prancūzų kalba. Ir paskaitos prancūzų kalba. B1 iš tikrųjų čia labai gerai palyginus. Bet dabar pamiršau jau daugą. Bet aš suprantu nemažai prancūzų kalbą. Taip, tai aš kartais panaudoju, bet žinokite, noriu pasakyti tokį dalyką jums gyvenimui. Kai jūs pakalbėsite kokioje nors Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ar Vokietijoje jų gimtąją kalbą bent šiek tiek, jie labai bus laimingi ir jie šypsosis jums. Jūs neįsivaizduojate, koks tai yra didelis jiems įvertinimas, ne anglų kalba. Jie svosta nuo tų turistų, bet kaip pasako, aš, pavyzdžiui, į kiekvieną šalį, kai nuvažiuoju, aš laikausi mandagumo etiketo. Kai važiuoju Slovakijoje su mokiniais, aš sakau dobré ráno ir aš nesakau good morning. Ir tai aš mokausi to šalies, stengiuosi bent jau išmokti elementarias frazes tos kalbos, kurios nemoku. Tai pavyzdžiui, Italijoje tai buvo tiek pasakyta buongiorno ir taip, ir jie šypsosi tiesiog, tie italai, jie tiesiog pamato, kad aš dar ne pirmą kartą atėjau į tą kavinę kavos atsigerti, Romos terminį traukinių stoty, tai sako, o jau šypsosi, sako buongiorno ir jau ten, žodžiu, šypsosi žmonės, nes užtenka kartais elementarių dalykų, tikrai išmokti labą dieną, ačiū, viso gero, dar galit kažkokį kitą žodį išmokti, kad ir su tuo pačiu Google vertėju perskaityti. Tai yra, žinokit, labai gražus gestas kitos šalies gyventojai, kad jūs nesate tie masiniai turistai, anglakalbiai ir žinokite, kitaip jūs žiūri, nors ir jūs nekalbat, bet su prancūzų kalba tai man buvo gėda kalbėti Prancūzijai, bet mane prancūzai užveda, sako, tu moki, aš turiu prancūzę draugę, su kuria susipažinom iš tikrųjų Montpellier. Ir mes labai gerai susibendravom ir vat jinai visada mane drąsindavo, sako, tu kalbėk prancūziškai, sako, tu labai gražiai kalbi, nes sako, man netgi prancūzai sako, koks pas jūs geras akcentas, jūs kalbat kaip gimtakalbis, iš kokio Paryžiaus regiono. Tai nežinau, aš daug labai klausimo šiaip dariau ir mano tartis yra gera, bet aš, aišku, turiu spragų tam tikrų, bet šiaip Prancūzijoje aš šiek tiek pakalbu, tai jie labai laimingi yra. Tai. O gal galėtumėt pasakyti kelis sakinius prancūziškai? Kai manęs to paklausė, aš kartais pagalvoju, ką čia reikėtų suregzti, kokį čia sakinį. Et voilà, aujourd'hui je parle avec vous en français et du coup je suis très heureux pour vous de présenter ça et voilà, merci beaucoup. Très bien, c'est bon. Paplokit visi. Tai todėl norėčiau pasakyti jums asmeninį dalyką. Žinokit, kai aš buvau 10-9 klasiai, aš mokiausi rusų kalbą. Aš jos nekenčiau, bet mane tėvai privertė ją pasirinkti. Aš jos nekenčiau, aš ją tiesiog pratybos sudraskiau vieną kartą. Aš jos taip nemėgau. Jūs sudraskėt rusų pratybos? Taip, nes aš tiesiog mane privertė tėvai ir aš tokią turėjau neapykantą tai kalbai, aš jos nenorėjau tiesiog. Aš norėjau prancūzų kalbą, aš nežinau, kodėl man tiesiog taip gyvenime daug klausimų, kodėl, aš nežinau, tiesiog taip įvyko. Ir iš tikrųjų buvo tokia situacija, kuomet aš tos rusų kalbos labai nemėgau ir aš jos net nepanaudojau baigęs mokyklą, tiesą pasakius, bet ką aš noriu pasakyti jums, kad antrosios užsienio kalbos, būtų gerai, kad jūs tą mokėtumėt, žinokit, jūs labai gyvenime prasisuksit su tą. Aš sakau, viso pasaulio jūsų anglų kalbą nevaldysit. Valio, jeigu jūs įsidarbinsit tarptautiniai kompanijoje ir jums reikės, būtent prašys, kad jūsų specialybė gali būti dirbti su anglų rinka, valio. Tai va, bet šiaip
antroji užsienio kalba nepakenktų. Tai, nu, kad ir kaip jūs nemėgstate jos, galbūt 11-12 klasėje dažnai, aš ką matau iš 10-okų, jie dažniausiai išsimeta antrą užsienio kalbą, nes jinai atrodo nereikalinga. Bet aš kaip tik padariau priešingai, aš pakeičiau iš tikrųjų rusų į prancūzų ir aš tai labai džiaugiuosi, nes mes per prancūzų kalbos pamokas ateidavom pirmadienį 7 pamoką, gerdavom arbatėlę ir prancūzų mokytojas sakydavo, kalbėkite su manimi tik prancūziškai, aš nesijausiu kaip Paryžiuje. Tai būdavo smagios tos arbatėlės, mes buvom 7 grupiai, nu, bet buvo smagiai patirtis mokykloje ir ta kalba man kažkaip nepamaišė. O jūs kažkada darėte Duolingo? Taip. Ką manote apie tai? Pradėjau. Koks trikas? Man pasidarė neįdomu tas Duolingo, nes aš pradėjau prancūzų kalbą nuo 0 ir man pasidarė per lengva. Ir aš nebenoriu toliau eiti, nes kol aš nueisiu iki to A2 lygio, man čia viskas per lengva. Ir galiausiai aš pasidaviau. Ir aš ten nepanaudojau gal kokias 5 dienas ir tiesiog supratau, kad, man per lengva, nes mano lygis yra jau šiek tiek toks pažengęs, tai aš negaliu man. Bet ten duoda tokį testuką padaryti pradžioj ir nustato tavo lygį. Aš žinau, dabar Duolingo patobulėjo. Ten ta pelėda suras, kur jūs gyvena. Oho, man jau mokiniai sako, aš žinau, kur jūs gyvenat. Man tai labai patinka Duolingo ir aš jau beveik metų stryką turiu. Tai gerai, tai mokykitės su Duolingo užsienio kalba ir gal kažkas prancūzų kalbą mokės. Tai arba nežinau, kažką. Toks klausimas minėjot, kad būtų tikrai verta mokėti antrą užsienio kalbą. Norėjau paklausti, ar manot, kad mokyklose turėtų būti daugiau pamokų skirta antrai užsienio kalbai? Nes pavyzdžiui, aš manau, kad tų 2 pamokų per savaitę neužtenka. Tikrai ne. Nes aš pats asmeniškai mokinaus prancūzų, kai buvau 9-10 ir aš nuoširdžiai nieko nemoku. Taip, bonjour. Jo. Neužtenka. Mažai, žinokite, yra 2 pamokų per savaitę, plus, aišku, neaišku, kiek jūs patys dirbat, bet jūs turite daug skirtingų dalykų, bet šiaip 2 pamokų mažoka, bent jau 3 reikėtų. Aš manau, kad, tikrai pasijustų, nes jums jaučiasi tikriausiai 4 pamokos per savaitę anglų kalbos, jaučiasi. Tikrai taip. Tai suprantat, kuo daugiau pamokų ir tu geriau tą kalbą įvaldai. Bet tai pavyzdžiui, bent jau iš mano pusės, kai aš mokinausi anglų, tai iš daugiausiai jos išmokau kažkokių filmų ar ten socialinių medijų. Tai pavyzdžiui, kai dabar bandau mokytis prancūzų, tai aš irgi stengiuosi ieškoti tokių prancūziškų serialų ar klausytis labiau prancūziškos muzikos. Tai manau, tas irgi labai yra svarbus faktorius. Taip, čia yra vienas iš svarbiausių faktorių mokytis užsienio kalbą per dainas, per filmus. Žinot, kaip aš mokausi italų kalbos per dainas? Taip, aš turiu svajonę, aš nepabaigiau su prancūzų kalba, bet man italų kalba tokia yra graži, kad gražesnė tikriausiai už, nežinau, prancūzų. Bet... Stiprus argumentas, teiginys. Tai, priešingybės, bet kažkodėl tai mano gyvenimas su ta Italija, Prancūzija. Ir aš tiesiog klausau muzikos, pasileidžiu lyrics, žiūriu žodžius ir aš taip išmokau italų kalbos tarimą, aš nesinovadavau jokiamis abėcėlėmis. Aš matau, kaip ten žodžiai sudera su kuo, kada jie kaip tarėsi. Ir tada, va dabar, kai buvau Italijoje, tai žinokite, aš pagyvinau šiek tiek italų kalbą ir vieną kitą žodį išmokau, gal 10 žodžių, kokių išmokau, net nežinau, ten, kai bendrauju. Bet žinot, kas žaviausia yra Italijoje? Aš žiūrėjau šitą spektaklį, žinote, kas Italijoje? Aš žiūrėjau tą spektaklį traukinį, važiuodamas iš Pompėjos į Neapolį traukiniu vakare, kadangi sutemė buvo gal 8 valanda kokią vakaro. Bet žinot, yra spektaklis. Ar žinot, apie kokį spektaklį aš kalbu Italijoje? Visiškai ne. Žinote, kaip jie ten... Aš nemoku taip, žinokit, ne man gestikuliuoti, bet aš žiūrėjau į vieną moterį, 2 moteris kalbasi. Tiesiog, kadangi aš traukinį nebuvo vietų sėdėjimo, tu žinai, dairaisi taip, akis blaškai. Tai jaunimo kalba tokia labai ryški yra. Ne visų. Aš jaunimo to nemačiau. Bet kai kurie žmonės taip, jie gestikuliuoja, kad aš žiūriu ir man kaip koks, nežinau, teatras. Ir žiūri to žmonės, kaip jie bendrauja ir ten taip kažkaip, neįprasta, bet būna pakankamai įdomu. Bet šiaip ne visi italai gestikuliuoja, tikrai ne. O pavyzdžiui, kai
dar mokėtės Prancūzijoje, nebuvo, pavyzdžiui, tokių sunkumų suprasti, ką tie vietiniai kalba, nes kiek žinau, jie tokia labai naudoja. Tas yra dar ir Berlin, tas... Taip, tu labai daug žinai jau šiuo atveju. Taip. Ir gal gali tiesiog būti, pavyzdžiui, žinau, kad vietoj je ne sais pas, jie sako šeipa. Jo, tu žinai dar daugiau negu tikriausiai prancūzų kalbą pasimokantis. Tu žinai tam tikrus kalbinės kalbos niuansus, tai prancūzų kalba yra labai plastiška. Ir kai aš ten nuvykau, aš ten nieko nesupratau, nes jaunimas jie sumala viską. Tai vat sako, pavyzdžiui, prancūzų kalboje yra pasimokykime kartu. Aš nežinau, yra je ne sais pas. Kaip tai virsta šnekamojo kalba? Šeipa. Va taip. Ir supras, ką jie čia sako. Arba žinau, kad jie mėgsta versti žodžius. Pavyzdžiui, yra fen, tai meuf. Jo. Arba beuf, tai euf. Taip. Tu labai daug žinai. Čia tu žinai tą šnekamąją kalbą. Taip. Tu tuos dalykus, niuansus žinai. Ir taip, jie kalba tokia kalba. Jeigu jūs mokėtės mokykloje tuoj prancūzų kalbą literatūrinė, kaip man aiškino mano draugė prancūzė. Tu suprasi, bet su tavim niekas nekalbės, vos ne taip jaunimas nenorės. Ta prasme, jie kalbės, bet žiūrės, ai čia užsienietis kažkaip va taip, bandė man aiškinti, bet kai tu mokėsi tą verlan arba argot, tai yra žargonas, tai sako, tada tave supras visi ir su tavim bendraus. Tai va. Jo, aš neturėjau šansų išmokti prancūzų kalbą. Tai prancūzų kalba šiaip yra labai plastiška ir jie labai keistai tą kalbą sumėto. Šiaip prancūzų kalbai labai didelį įtaką daro Paryžiaus miesto priemiesčių gyventojai. Kadangi Paryžius yra sostinė, pasaulio bamba, tai ten daug priemiesčiuose gyvena imigrantų, kurie tą kalbą perdirba savaip. Ir prancūzų kalba yra tokia maišyta, ten aš nežinau kaip paaiškinti. Jeigu jūs mokėtės prancūzų kalbą, tai jūs turite mokytis literatūrinę kalbą ir turite dar mokytis tos žargonų. Tai dvi atskiras kalbas, jos yra skirtingos. Jo, ten labai susimaišo. Pavyzdžiui, ką mes dabar mokomės, prancūzų pamokose, jo įdomu yra kalba, bet jos nelabai pritaikysi, pavyzdžiui, būnant Prancūzijoje, aišku, suprasi. Ir tu suprasi, pritaikysi, bet jaunimas šneka šiek tiek greitai, jie labai šneka greitai. Tai va šitą turėkite omeny, jeigu kažkur, mėgsta jie kalbėti greitai, bet, su laiku galima suprasti. Aš kadangi buvau 5 mėnesius, tai žinokite, aš labai įpratau prie prancūzų kalbos ir aš tą kalbą tikrai pagerinau, tikrai. Aš buvau prancūzakalbėje aplinkoje, tai labai padėjo. Ir tada jau išvykdamas aš nebenorėjau išvažiuoti iš ten. Aš labai gailėjausi, kad man reikėjo 2016 m. vasario mėnesį išvykti į Lietuvą. Aš važiavau autobusu, kelionė mano buvo 42 valandos autobusu. Skamba žiauriai. Labai žiauriai. Aš nemiegojau, aš iš jų gal miegojau tik 5 valandas. Aš negaliu miegoti autobusuose, aš naktimis tenais blaškiausi, prabundu po 20 minučių pamiegi, ten žiūri, kur tu ten randiesi. Ir taip, tai buvo čia mano ilgiausios kelionės, nes kelionė iš Montpellier per visą Prancūziją, per Vokietiją iki Varšuvos 42 valandos. Ne, mažiau, atsiprašau. Ir tada iškart į autobusą į Lietuvą, iš Varšuvos į Vilnių autobusu dar 8 valandos. Tai viso 42 valandos, jo viso va taip gavosi. Kalbant apie kalbas, kai kalbėjot apie italų kalbą, užsiminėt, kad klausėt italų dainų, kad išmokti žodžius ir frazes. Tai čia nuo mūsų didžėjų klausimas. Apskritai, kokią muziką mėgstate bendrai, kokia yra jūsų mėgstamiausia, galbūt daina, kokių stilių klausotės? Mix aš klausau, man gali būti repas, gali būti hip-hopas, gali būti popsas, gali būti klasika, pas mane maišytas playlistas, kaip man užplaukė, nežinau, šiaip aš dažniausiai darau taip, randu kokią nors patinkančią dainą, pasijungiu Shazam, pasiimu tą dainą, įsitraukiu playlistą ir taip keičiasi laiks nuo laiko, tai tiesiog aš kažkaip neturiu labai prisirišęs prie vieno stiliaus. Tai galima sakyti mišrainė tiesiog? Mišrainė, taip. O yra kokia daina, kuri jum galbūt turi kažkokį gerą prisiminimą, kuri rezonuoja su tom, ar tiesiog daina, kurią visai galite pasileisti, kaip niekada neatsibosta? Dabar neturiu. Dabar kažkaip visos labai po kelių kartų, paklausus kokius 5 kartus dažniausiai atsibosta, bet dabar kažkurie labai jau tai patiktų, tai neturiu tokios. Dar tęsiant kalbą apie muziką, žinom, kad mokat instrumentu groti. Na taip, moku ir... Gal norėtumėt pasakoti truputėlį kokiu ir kaip tai iš vis įvyko? Netyčia įvyko, čia toks netyčiukas buvo gyvenime.
9 klasiai, labai vėlai. Aš norėjau kažkodėl tai pradėti groti smuiku, bet man jau buvo per amžiaus limitas, buvo ne tas. Ir tiesiog kažkaip man sutikau mokytoją, kažkaip mane nuvežė tėvai į muzikos mokyklą, sako, tu gal nori kažką pagrot? 9 klasiai. Nu, ir gavosi, kad mane tiesiog pasigavo akordeono mokytojas, sako, gal tu norėtum ateiti pabandyti. Nu ir taip gavosi, kad va, tas instrumentas pas mane buvo 4 metus akordeonas. Ir, nu, mokiausi šiaip gerai, su pagirimu pabaigiau nepilną programą, bet su pagirimu. O patiko jų? Aš darydavau namų darbus. Wow. Taip, aš grodavau, aš šiaip spėdavau, kad jums pasakyti, aš spėdavau namų darbus atlikti mokyklos ir aš spėdavau dar pagroti. Aš valandą maždaug pagrodavau dar. Taip, ir aš suspėdavau viską padaryti, iš tikrųjų, tai nu, ar labai patiko, nežinau, man norėjosi sudėtingesnių kūrinių, bet aišku, nu, negaliu užsiplėšti visko iškart. Reikia išmokti pagrindų. Tai, nu, šiaip patiko mokyta, buvo labai faina, labai tikrai tokia šilta, paprasta, labai mokydavo smagiai, ta prasme, kad daug pasakodavo ir nu, kažkaip, šiaip buvo visai nieko, aš eidavau į tas pamokas ir visai noriai. O dar kartais pagrojate, ar jau net nebeturite? Nebe. Man Robertas Žukovskis davė, čia toks 12-okas. Jisai davė tą akordeoną, bet aš nepagrojau visiškai. Aš laikiau savo kabinete, bet jis pasiėmė jį, nes aš tiesiog norėjau prisiminti, bet... Žinot, mano mylimiausias kūrinys buvo Amelijos valsas, jūs tokio tikriausiai nežinot, bet čia iš vieno... Labai geras kūrinys, galiu pasakyti. Ai, Tomas žino, kadangi jis muzika, tai čia yra, jeigu jūs norite pažiūrėti tokį keistą prancūzišką pusiau komediją tokią, tai pažiūrėkite Amelija iš Montmartre. Labai geras filmas, vienas mano mėgstamiausių. Aš kai vieną kartą pažiūrėjau, tai, nu, jis buvo toks keistas labai, bet toks įdomus savotiškai ir va ten ir tas kūrinys. Bet akordeonas toks prancūziškas instrumentas, tai gal... Oui, c'est très français. Très français. Tai gal teko groti Mokyklos to renginio? Neteko. Bet Prancūzijos gatvėse šiaip akordeonas labai dalyvauja, tai kai išgirstu, jie labai gražiai groja. Tai man, kai kartais tu keliauju Prancūzijoje, tai sustoju ir įmetu kokią monetą. Tai šiaip aš gatvės muzikantus labai palaikau, tai žiūriu dažniausiai visur pasirodymus, kiek jie ten pagroja, kokiu keletą kūrinių ir nu, man patinka. Keliaujant, va čia va kelionės tai. O gal mokat groti La Vie en Rose? Ne, nemoku šito negrojau, bet net nebandžiau iš tikrųjų. Tik tai tą Amelijos valsą. Jis man gražiausiai skamba, čia buvo mano atsiskaitimo kūrinys. Už jį gau 9, ne 10. Nes labai susijaudinu, nes tiesiog, nu, buvo, kadangi jis gan greitas vienoje vietoje yra, tai reikia ten pirštai, turi šokinėti labai. Jo, visiškai suprantu, kai pačiam tenka groti. Jo. Ir kai yra koks solo, kažkas greito, tai visą laiką jau turi kas paimti. Taip. Ir dar grįžtant prie kelionių, noriu paklausti, visi, kai keliauja, va, tarkim, ir mūsų ten tėvai, ir kažkas visą laiką atveža kažkokių ten suvenyrų ten ar kažką. Taip. Ar jūs esat linkęs vat, kažką atsivežti kaip kokį prisiminimą, kuris jums kažką primena, galbūt galėtumėt papasakoti apie tai? Gal atsinešėt net kažką? Taip. Čia iš tikrųjų dalį matote, aš iš kelionio atsivežu, mano suvenyras yra aišku patirtis. Šiaip aš labai daug fotkinu, aš dabar neatsinešiau fotoaparato, tai yra Nikon D3300, dar iki šiol. Turiu 2 objektyvus. Tie objektai, kurie yra labai toli ir tie objektai, kurie yra, na, tiesiog įprastas objektyvas. Tai aš dažniausiai iš kelionių parsivežu atvirukus, bet atvirukai tai būna giminėms, draugams, o šiaip aš atsivežu žemėlapių. 10-okai jūs turėjote infrastruktūros užduotį iš ten, iš įvairiausių Europos dalelių, aš žemėlapius įveiklinau. Atsinešiau iš savo namų, dalis liko namuose, bet nedaug. Aš atsivežu kažkokį žemėlapį. Aš nežinau, man jie tiesiog įdomu, nes, nu, tiesiog, jie informatyvūs yra. Nors šiais laikais viską galima internete ras, bet, nu, ne. Man tai čia žiūriu dabar ir aš nu, pasinaudočiau šitų, aišku, prisideda Google panaudotum, bet šiaip parsinešu ir keistą dalyką, bet tie, kas pas mane geografijos pamokose 11 klasėje, yra čia 11-okų. Paplokit, kas 11-okai. Yra. Bet
aš 11 naudoju, kadangi labai daug geografijoje yra asmeninių patirčių ir praktinės geografijos, tai 11 klasiai, jeigu rinksitės geografiją ir papulsite pas mane, tai pamatysite labai daug praktinių patarimų. Ir aš ten pademonstruoju tam tikrus dalykus. Vienas iš tokių, tai yra mano, aš ne dėl to, kad geografijos mokytojas, tai yra mano prisiminimas, tai yra uoliena. Aš veršuosi uolienas ir mane praleido visose oro uostuose. Štai šitas 2022 metų su mokiniais, kuomet mes buvom Slovakijos kalnuose. Čia yra, nesakysiu, dabar nekalbėsiu apie jį kalbų 11 klasiai. O aš galiu paklausti, kaip jūs prisimenat, iš kur jisai, kada jisai, jūs užsirašot kažkur? Aš viską atsimenu. Visus kaimus, visas vietovės, visas istorijas. Viską atsimenu. Kiekvienas skirtingą asmenį. Taip, tai yra istorijos. Va šitas yra iš su mokiniais su Slovakija. Va šitas šiandien 11 per pamoką pasakau, kadangi mes kalbėjom apie temą, kai mane užpuolė šunys Ispanijoje. Galėsit vėliau papasakoti šitą istoriją? Šiandien pasakojau per pamoką 11-okam. Čia dėl to, kad šunys užpuolė. Galima trumpai, kaip tai įvyko? Gerai, čia yra tokie, kai ateisite į 11 klasę, suprasite, kokia čia uoliena, kuo jinai ypatinga ir aš parodysiu tam tikras nuotraukas. Ir tai buvo istorija. Mes kalbėjom į teminę, labai mes kalbėjom iš tikrųjų temiškai apie kaip vanduo keičia žemės paviršių ir kokį poveikį žmonės prie to, kokį poveikį žmonių gyvenamai aplinkai daro. O istorija buvo tokia. Buvo karšta vasaros diena, Ispanija, tai yra Katalonijos regionas ir aš sugalvojau leistis į savo nesąmoningus žygius, kadangi aš suplanuoju, bet gaunasi man kitaip. Todėl aš neplanuoju. Ir po karštos dienos aš sugalvojau taip, kad žiūriu Google Maps'as, man rodo mėlyną liniją, juk čia upė, jos aš po karštos dienos norėjau iššokti upę. Nes tai buvo žygis kalnuose toksai ir tiesiog žiūriu Google Maps'as, man rodo upė. Aš ateinu, ten jokios upės nėra, ten išdžiūvusi upė. Paprasme, ten išdžiūvusi upė visiškai, nieko nėra, vandens, nulis. Ir aš supratau, pažiūriu pagal maršrutą, tai va čia vienas iš dalykų, kai Google Maps'as meluoja. Tai iš tikrųjų buvo ta istorija, aš pradėjau eiti upės vaga ir žiūriu, žmonės vedžiojo šuniukus. Gerai, vadinasi, man, kadangi kelias buvo tinkamas, ta prasme, iki to miesto reikėjo dar paeiti kažkur tai 5 km ar 7, nepamenu. Čia visai nemažai. Jo, ir man tiesiausias kelias buvo upės vaga. Kadangi upė išdžiūvusi, tai aš einu per tuos žvėrus, visokius akmenėlius, upės vaga išdžiūvusi. Na ir einu ir žmonės vedžioja šunis tenais. Viskas gerai, nieko nevyksta. Ir vienas žmogus, žiūriu, vedasi 2 didelius šunis. Iš tolo matau, vienas su antsnukiu, kitas be. Jie šunis prie jų, aš savo einu tenais, jie dar toliau buvo. Tada aš sustojau, kadangi upė tenais labai susluoksniavus gražiai tuos sluoksnius, skardis, toks susluoksniuotas, aš atsilaužiau uolieną, vieną, kitą ir įsidėjau į maišelį ir aš einu toliau. Ir po kokių kelių, sakykime, kokios pusės minutės jau artėja prie manęs dar arčiau tie šunis su žmogumi ir žiūriu, vienas šuo atbėga. Tas su antsnukiu. Atbėga ir, gerai, dabar galvoju bus. Nemažas tas šuo, žinokit. Bet jis su antsnukiu nieko nepadarė, aš sustojau tiesiog ir stoviu. Ir jis tiesiog šokinėja aplink mane. Neapdraskė jūsų? Ne, jis su antsnukiu buvo tai. Ir aš tiesiog stoviu ir noriu spirti ją, bet negaliu niekaip, nežinau, kad bus negerai. Ir negaliu nieko daryti. Dabar man nepatinka jisai. Ir noriu kažkaip jį atitraukti, nes jis didelis yra. Kaip jį atitraukti? Aš nepastumsiu. O šeimininkas nebuvo kažkur arti? Taip, šeimininkas buvo, bet tas šuo atbėgo ir šeimininkas nebėgo paskui. Ir žiūriu, antras atlėkė. Tas bensnukio. Ir dabar jau galvoju, bus tas bensnukio. Ir aš mintyse galvoju, dabar jis mane sukandžioja. Šiaip tarp kitko, kad žinotumėt, mane yra vaikystėje sukandžioja šuo. Kai aš mažas buvau, aš kur taip suerzinau kaimyno šunį, kad jis nutrūko nuo lenciūgo ir jis mane sukandžioja. Iš tikrųjų, taip. Mano visa ranka buvo sukandžiota. Taip. Liko randai? Ne, nieko. Neturiu jokio palikimo, bet aš atsimenu istoriją tą. Bet čia buvo vaikystės, čia aš pats prisižaidžiau. Aš vaikystėje buvau labai pašėlęs, išprotėjęs, su manimi tėvai nesusitvarkė. Visiškai. Tai vat ir žiūriu, jis atlėkė. Ir viskas, aš sustingęs stoviu. Ir aš galvoju, aš rankų nejudinu, ką man daryti. Ir aš sukiojuosi, žiūriu, šeimininkas jau atlėkė.
Nu tai gerai, pašokinėjo tik vienas, tiek kitas, palojo ant manęs, bet nekando. Ir žiūriu, šeimininkas atlėkė. Nu tai šeimininkas atlėkė, pasiguldė tą šunį, pradėjo daužyti. O Dieve. Taip, ir kažką sako ispanų kalba arba katalonų, nežinau, jos panašios. Tai ir mane sako, atsiprašinė, aš visko nesuprantu, bet jis sako, nu aš labai atsiprašau, kad taip įvyko ir kažką ten atsiprašinėja, kad ta prasme, ir to šunis pradėjo daužyti. Nu taip. Dėl gyvūnų teisėm jau reikėtų skambinti. Bet galbūt taip įvyko, kad tas šuo niekada nepuolė žmogus, nu jis manęs nepuolė, bet jis atlėkė. Ir, nu, šeimininkas taip norėjo parodyti, kad toks elgesys yra negeras šunė. Aišku, negražu, kai jį ten daužo, bet aš buvau užsigandęs iš tikrųjų. Ir ką tu žinai, jie tikrai yra dideli. Ir jie gali tave tiesiog sukandžioti. Ir, nu, aš nieko, aišku, nedariau, bet šeimininkas taip tokią priemonę priėmė ir, nu... Svarbiausia, kad viskas gerai baigėsi. Jo, bet va šita uoliena man primena tą istoriją ir aš prisimenu tos šunis. Nesapnuoju tų šunų košmaruose? Ne, nesapnuoju. Kažkaip nelabai man užstrigo, galbūt ant tiek nedavė tokios gilios pasąmoniai traumos. Na ir čia pati naujausia, kurios dar niekas, nei 11-okai nečiupinėjo. Brand new. Niekas dar. Tai čia yra mano naujausias suvenyras, tai yra nuo Vezuvijaus ugnikalnio, taip, ant kurio buvau užlipęs gruodžio 29 praeitų metų. Istorija irgi yra, bet aš nebenoriu gal pasakot, kad ten bilietą nusipirkti reikėjo 50 minučių internete ieškoti. Įdomus tie italai. O kom čia italai dėti? Jų ten biurokratija ir ten, nu gerai, galiu papasakot, gerai. Buvo tokia istorija. Aš nežinojau, pasirodo, jeigu norėsite užlipti ant Vezuvijaus ugnikalnio, jūs visų pirma neužlipsite, jumis gali užvežti tik tai autobusas, kuris kursuoja Pompėja, Vezuvijus Pompėja, labai turistinis maršrutas. Pompėja tai yra Vezuvijaus papėdėje esantis sunaikintas istorinis miestas, kuomet Vezuvijus ugnikalnis įsiveržė, sunaikino visą miestą. Jūs esate galbūt istorijoje girdėję šitą dalyką ir šiaip nes tai yra labai žinomas, tai yra pasaulio paveldo objektas. Tai va, tas Vezuvijaus ugnikalnis jis nėra aukštas, bet ant jo neužlipsit niekaip. Ir čia dar buvo, kol kas nepasakosiu pirmos dalies, tos tiesiog labai laiko užima, tai užvežė autobusas iki to kraterio beveik. Žinote, kas yra krateris ugnikalnio. Tai užvežė beveik iki viršaus, yra stotelė, tave išleidžia ir tada reikia kažkaip praeiti patikrą, nes likusi dalis yra kelias, kuriuo tu turi nusipirkti bilietą ir tik tada gali iki pat kraterio, tai yra iki pat viršaus, keliuku gal kokie 500 metrų užlipti dar turi. Sako, bilietą pirkit. Ir žinot ką? Pasakysiu iš karto. Ant Vezuvijaus ugnikalnio interneto nėra. O kaip man nusipirkti bilietą? Ką padarė italai? Lenta, medinė lenta, čia sako Wi-Fi, skenuoji QR kodą, tau duodam Wi-Fi-ų. Jo, išmanu. O va čia yra Wi-Fi-us nusipirkti bilietą. Ta prasme, QR kodas nusipirkti bilietą. Gerai, aš nuskenuoju tą QR kodą. Ten kiek biurokratijos. Aš sakau, aš galvoju gerai, pradėjau juokauti. Šiaip juokauju su mafija, nes Neapolį tenais yra tragedija, kažkokia ir ten dalis mafijos. Ten mafija turi įtaką pietų Italijoje, tai sakau, mafija internetą pavogė, dar bilieto negali nusipirkti. Tai žodžiu, aš maždaug 50 minučių. Tai reikia visų pirma. Tave nukreipia į sistemą, kad nusipirktum bilietą. Parašyta to buy tickets. Paspaudi QR kodą, gerai, atidaro tau nuorodą. Tada tu turi užsiregistruoti. Vienas dalykas, užsiregistruoji, tada tu atsiuntė patvirtinimą, tada tu turi nueiti į elektroninį paštą. Tada jeigu viskas gerai, tave patvirtina ir tu gali prisijungti prie sistemos, tada vėl nežinai, kaip tu suprasi, ten neaiškiai parašyta, ten tiek prirašyta daug ir tada neaišku, kur dar turi paspausti, kad nukreiptų tave į bilietų pirkimą, tu dar turi kažką paspausti tame tekste. Aš ten bandžiau, ieškojau ir suradau tada, tu turi bandyti nusipirkti bilietą, kad nusipirktum bilietą, tu neaišku, dar turi suprasti, kokia ten sistema, tenais reikia kažkokį grupinį nusipirkti bilietą, kur tu tenais neaišku dar koks pasirinkimas, nes yra 9 eurai, yra 11 eurų, yra kitokia kaina. Iš kur aš žinau? Čia gal skiriasi, žinai, kaip ir tai galima prieiti, gal tai kokie 5 metrai atstumas? Visiems vienodai, iš tikrųjų. Tai
Tai vat buvo tuo, kad tada gerai, tada kita situacija, gerai, paspaudė, išsiaiškini, kol šitą, niekas nepadės. Visi ten blūdė, italai, vieni greičiau, kiti lėčiau, visi turistai ten blūdė ir galiausiai, tada. Paskutinis etapas gerai, pasirenku. Tai internetas dingsta. Sakau, mafija internetą vėl atjungia, gerai. Einu kitur, ant kalno, nes jie, gerai, būnu tenais, tada reikia mokėti. Bankininkystė. Nukreipė kažkokią itališką bankininkystę, kur aš ten, aš su savo banku, bet ten kažkokia sistema yra. Dar neužskaito vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą. O man šalta, nes šalta ant kalno, tai yra žiema. Gal kokie 8-9 laipsniai buvo, aš drebu, nes vėjas pučia ledinis. Ir aš jau nebegaliu, aš sakau, aš noriu pasiduoti, aš noriu praimti ir pralėkti pro tuos italus ir atsibodo tiesiog. Ir va čia aš nepasidau, gerai, aš sakau, aš atvažiavau, aš turiu čia užlipti. Ko aš čia tada atvažiavau? Nieko, tada diena vadinasi yra nereikalinga ir galiausiai žaidžiau su visokiom tokiom trukdžiais, maždaug 50 minučių tikrai teko nusipirkti bilietą. Tai toks palengvėjimas, kai nusipirki bilietą, užskaito tavo mokėjimą ir atsiunčia tau elektroninį bilietą. Ir tada tu parodai ir pasakai. Sakau, kas čia per sistema? Sako, mes bandėm tvarkyti. Ir mintyse galvoju, ką jūs bandėt, jūs italai. Tai ir tada praeini tą patikrą, tada nuskenuoji dar kitą patikrą, nuskenuoji, ten išmaniai tą savo bilietą aparatėlėje ir tik tada įeini tą taką gamtinį, tom visom vulkaniniam uolienom, tu ten eini susmulkintom ir iki to kraterio tenais jau 500 gal kokius metrų pakilt šiek tiek. Bet aš manau, kad tiesiog tiek daug visokių žingsnių reikia padaryti, kad tiesiog pažiūrėti ugnikalnį. Čia yra nesąmonė, tiesiog būtų žmogus, kuris tiesiog sėdė ten kokioj būdelėj. Jo, galėtų, ten nėra tokių, žinokite, nėra tai padaryta. Vat jie taip nepadarė, tai atveža autobusas, išmeta turistus. Aišku, geriausias dalykas, jeigu norite aplankyti Vezuvijaus ugnikalnį, pirkite bilietą iš anksto. Jeigu tėvai planuos vykti į Neapolį, tai aišku, bet kokiu atveju tikriausiai planuos aplankyti Vezuvijaus ugnikalnį, tai turistinis objektas yra, kol neįsiveržia. Lankykit, kol neįsiveržia. Raginkite tėvus, nežinokite, tenais yra gal blogai. Ten yra 2 ugnikalniai, kurie gali įsiveržti ir susprogdinti ten tą visą regioną. Ta prasme, jie yra pavojingi labai. O kaip jums šiaip Neapolis miestas, nes ten jis labai netvarkingas, didelis ir ten daug visko vyksta vienu metu. Aš kai atvykau į Neapolį, Neapolis tai yra Italijos miestas, vienas iš didžiausių, gyvena šiek tiek daugiau negu 3 milijonai gyventojų. Piečiau Romos, dar 150, apie 160 km reikėtų pavažiuoti piečiau Romos. Roma yra centrinė Italija, centras, ir reikėtų į pietus pavažiuoti, tada yra Neapolis. Aš kai atvykau į Neapolį, į centrinę traukinių stotį, aš žiūriu, čia daug taksi, jie visi balti ir jie pypina, galvoju, kas jums negerai yra, nes ten eismo nėra normalaus, jie pastovi pypina, motorolis važiuoja pypina, autobusas važiuoja pypina, taksi visi, ir visas triukšmas, garsas, galvoju, kas čia, ir dar žiūriu, žmonės kažkokie valkiojasi neaiškus, bet iš tikrųjų taip ir yra, nes ten daug imigrantų, tai vat Italijoje, ir aš dar, o šalia yra visiškai prabangus viešbučiai, ta prasme 2, 3, 4 žvaigždučių. Ir ką aš noriu pasakyti, jeigu nuvyksite į Neapolį, jūs vieni aš skaičiau atsiliepimus po to apie tą Neapolį. Vieniems patinka tas chaosas, ten žinokite, per gatvę neperėsite taip lengvai, ten nėra jokių taisyklių. Automobiliai važiuoja. Jeigu tu gali išeiti per perėją, tu nori eiti, tu pėstysis. Ką Lietuvoje automobilis daro, dažniausiai sustoja, nes tavo tai yra pėsčiojo zona. O ten, ne, ten žiūri važiuoja jie. Tai kaip man perėti per gatvę ir važiuoja jie? Žiūriu kaip vietiniai. Ką daro vietiniai? Žiūriu, eina. Ir aš einu. Ir nenutrenkė. Nes tu tiesiog turi Italijoje tenais Neapolį eiti. Ir neįdomu, jie lekia kaip... Aš pasijutau kaip kokioj Indijoje. Nors nebuvau Indijoje, bet ten dar baisiau yra. Ten čia bent jau perėja, bet ir tai tokia nusitrynusi tenais tos perėjos ten. Bet taip, šiukšlės, Valkatos, centrinis rajonas, viešbučiai šalia. Ir ten aš gyvenau tame stoties rajone, tai, bet ten vis kitoks. Jis yra daug imigrantų, bet ten yra maišalinė. Vieniems ta maišalinė patinka. Ir ką noriu pasakyti, Italijoje, Neapolyje, šalia yra istorinis centras. Ir aš kai nuėjau tą istorinį centrą, tai aš ten pasibaisėjau, nes ten ir šiukšlių, ir žmonių kiek daug. Ir, ta prasme, gatvytės tokios siauros ir daug labai kišenvagių. Aš mačiau, kaip jie tą daro.
jų labai daug. Todėl aš mokiniams sakau tokią frazę, dar ne visiems, bet ypač 2 F klasiai, nežinau kodėl, bet taip gaunasi mums, jie vis mane užkalbina, sakau, nebūkite žiopli turistai. Ir aš paaiškinu, kas yra žioplas turistas. Aš mačiau ne vieną pavyzdį, kai turistai centre, kuomet yra daug žmonių ir tie kišenvagiai. Tu su striukė, aha, jis ateina per tavęs, aš mačiau vaizdą, tas turistas net eina su savo mergina, vyras ir jis net nekreipia dėmesio, jis yra žioplas. O jeigu toje kišenėje kažkas būtų, tai prieina tas patikrina, va taip, nieko nėra, atsitraukė ir toliau kitus, va taip. Ir jų pilna tenais, Neapolyje, būkite atsargus, nes man Dovilė Baužienė sakė, aš nesupratau, ką jinai man sakė, sako, aš važiuosiu į Neapolį. Sako, baisu tenais. Nesupratau visiškai, ką reiškia, aš nekreipiu dėmesio. Kai nuvažiavau, tai aš gavau šoką, 2 valandos, 3 valandos ten buvo šokas. Kol aš neatsidūriau kitoje Neapolio dalyje, kur visiškai priešingas miestas, visiškai kitoks, visiškai europietiškas, visiškai smagu prie jūros ten nueiti, jo, visiškai kitoks. Kokia buvo diena mokykloje, kur jūs tiesiog galvotum, gal aš nebenoriu būti mokytoju? Aš taip kartais pagalvoju, gal reikėtų keisti, nes aš tikrai turiu labai daug taisyti darbų ir pas mane šiandien 2 F klasiai, kaip tik jie atėjo, neišskiriant jų, bet jie tiesiog šiandien atėjo pas mane per pertrauką ir paklausė, ar jūs ištaisė darbus. Sakau, tada jie atėjo ir susėdo, jau gal kokie buvo 5 ar 6 ir jie per pertrauką mes pakalbėjom ratelyje. Pradėjau aiškinti, kaip vyksta tas ruošimas, taisymas, koks mano krūvis. Ir šiaip, jeigu kalbant geriausia, blogiausia diena, nežinau. Blogiausia diena, tarp kitko, gal buvo ta paskutinė savaitė, sakyčiau, prieš Kalėdas. Aš jaučiausi toks pavargęs, kad prieš kiekvienas atostogas aš paskutinę savaitę iš tikrųjų jaučiuosi toks pavargęs, kai grįžęs namo aš nieko nenoriu. Aš penktadienį netgi iš džimo nušliaužti nebegaliu, nebenoriu, nes aš nebeturiu motyvacijos visiškai, nes aš jaučiuosi šiandien yra kitaip, nes kadangi dar atostogos buvo, tai aš šiek tiek jaučiuosi gaivesnis, bet šiaip, o geriausios dienos tai geriausios šiaip priklauso nuo mano išsimiegojimo. Jeigu aš išsimiegu gerai, tada būna mano motyvacija, šiandien eisiu ir šiandien dar įdomios temos laukia, tai šiandien bus įdomu man. Kadangi aš ruošdamasis pamokom šiaip pats išmokstu dalykų, aš visko nemoku, neįmanoma, bet aš, kadangi renku informaciją iš įvairių šaltinių, tai aš daug ko pats išmokstu, tai aš galbūt džiaugiuosi kartais, aš žinau netgi klasių specifiką. Šiandien bus tokios klasės, va šitie bus ramus, nes jie visada sėdi ramus. Bet viskas yra gerai, bet jie nekalbėjo su manim. Aš ta prasme žinau specifiką, čia neįžeidimas, jūs neįsižeiskit, bet šitie teatro gerai, čia bus teatro gerai, čia bus informatikai gerai ir specifika, jūs neįsižeiskit, čia yra neįžeidimas, bet ta prasme aš juokauju, kad vis tiek jūs esate tam tikro klasės pagal pakraipą. Ir šitie tokie, žinai, bet aš niekada neskirstau mokinių, čia šitas gavo 5, o šitas 2 gavo, tai gal dabar reikia užsisėsti ten jo, ne, aš niekada taip nedarau ir, gavot ir gavo tokį pažymį, būna visko gyvenime ir, tiesiog, jūs vėliau juoksitės, paskaitę savo darbus po 10 metų, po 5 metų, kodėl taip, žinokit, iš patirties sakau, aš dabar paskaitau savo kokios 10, 11, 12 klasės kažkokius darbus, tai pagalvoju, kodėl aš taip mąsčiau. Tiesiog. Manau, visi taip dažnai kartais pamastom, kai žvelgiam į save praeityje. Ir dabar trumpai norėčiau paklausti, kokie galbūt būtų jūsų trumpi palinkėjimai visiems mokiniams ir galbūt net pačiam savo šie metai. Šiaip, kas buvot pas mane pamokose, tai dažniausiai jūs matėte skaidrę. Ir aš jums linkėjau kaupti patirtis, ne daiktus. Taip. Tai aš vadovaujuosi iš tikrųjų tokia gyvenime, iš tikrųjų filosofija. Aš kai keliauju ir mano mokykloje įvyko daug patirčių, tai kiek arbatos pertraukėlių su mokytojais kai kuriais ir tam tikrų smagių dalykų, prisiminimų su mokiniais, kiek smagių pamokų nusišnekėjimų ir ten iki tokių, iki ašarų netgi. Teko apsiverkti vienoje pamokoje kažkurioje klasėje, bet iš juoko, nes mane jie taip prajuokino, kad iš to kvailumo, bet ta prasme taip maloniai ir jie tokie faini yra, bet tiesiog tai buvo, kad jau prajuokino labai. Ir mano palinkėjimas yra kaupti gyvenimui kažkokias patirtis. Dabar jūs esat mokykloje, jūs galite praleisti laiką mokykloje linksmai.
tik nepamirškite pareigų. Viskas linksmybės yra saikingai, ne per pamokas. Ir šiaip linkėčiau savo patirčių, toliau patirčių. Ir žinau, kad bus jų šiais metais, nes laukia iššūkiai tam tikri. Ir turiu klasę, be to, tai mes, aš norėčiau su jais ir ekskursijų padaryti ir kitaip šiek tiek, kad būtų, kad išeitume iš mokyklos ribų, nes iš tikrųjų, kai išvažiuojame į Slovakiją, tai žinokite, kaip viskas pasikeičia ir sako, mokytojau, jūs ne toks kaip mokyklai, taip, aš būnu kitoks. Ir mes neskirstome mokinys, mokytojas, mes žiūrime žmogiškai. Mes padedam kalnuose, nes kalnuose yra sunku. Ir tu padedi vieni kitiem. Tai vat, prie palinkėjimo aš norėčiau, kad jūs rinktumėte savo patirtis. Kad tos patirtis būtų linksmos, malonios ir kuo daugiau praleiskite laiko su savo klasiokais, su savo draugais. Ir iš tikrųjų 10-okai jums jau daliai, nežinau kiek iš jūsų rinksitės, jūsų jau atėjo pabaiga. Vieni eisite toliau, kiti galbūt rinksitės kitą kelią ir kartais prisiminsite, kad toj žemynoj, gal buvo iš tikrųjų taip smagu, bet jie tenka tai atsisveikinti ir kažką kitą pasirinkti gyvenime. Ir, čia yra jūsų pasirinkimas, jūsų kelias. 9-okai jūs gyvenkite linksmai, 11-okai atsiskaitykite darbus geografijos pas mane, nes jūs pateksite visi pas mane. Bet šiaip neatsiskaitykite, bet tiesiog visi praleiskite laiką mokykloje taip, kad tai būtų geri prisiminimai. Aš praleisdavau taip, darydavau nesąmonės mokykloje kartais, bet darydavau saikingai, aš neerzindavau mokytojų. Bet kartais darydavom tokias per pertrauką kokias nesąmonės tenais, tai šnekėdavom, tai va tokie keisti būdavom. Bet prisimenu mokyklą, kad, darykite tai, kad jūsų kiekviena diena būtų patirtis kažkokia įdomi, prisiminimas, kurį jūs vėliau pasakosit ir galbūt atėję kitiems ir papasakosit. Vat buvo taip, čia aš dariau tą ir tą, todėl aš pasiėmiau uolieną ir va dabar, jeigu aš su jumis kažkada nuvažiuosiu į tas vietas, sakysiu, va čia va buvo taip ir taip. Tuo metu, tai rinkite patirtis, nes tai yra geriausias gyvenimo dalykas, ne daiktai. Daiktai šitie taip, bet ne materialistiniai, ta prasme, ne iPhone'ai, tai tikrai nėra, ne Instagramo sekėjai, tai nėra tikrai jūsų gyvenimo pilnatvė ir tobulėjimas. Tai aš linkiu tiesiog, sakiau jau, gerų patirčių, linksmų patirčių, įdomių patirčių, naudingų patirčių. Tai ačiū labai už šios gražius žodžius. Mes jums turime mažą dovanėlę. Malonu. Ir apskritai norėtume labai padėkoti jums už šį pokalbį. Ar jums patiko? Ačiū labai visiems, kad atvykot, ačiū, kad palaukėt, užtruko truputėlį, bet mes grįžom ir grįšim tikrai dar ne vieną kartą. Tai paplokim dar Saulių dar kartelį. Ačiū, kad atvykot ir pasimatysim kitose avangarduose. Ačiū jums! Kaip visada, kai gaunu gėlių, aš sakau juokelį. Tiesiog sakau, niekada nedovanokite man gėlių, jos man atneš nelaimę. Ne, taip nebūna, bet šiaip aš gėlių, žinot, vyrui dovanoti gėlės kažkaip keista, ne? Bet šiaip aš priimu gėlės, aš pasidedu į kabinetą ar kažkaip kabinete pakvimpa. Nebe imbieriniais meduoliais, sausainiais, jeigu žinote, ką aš turiu menį, kas buvo praeitais metais pas mane geografijai ir kaip kvepėjo kabinete, sako, gal jūs čia imbierinius sausainius kepat. Tai ne, tai jo, ir dar aš turiu tokią paprastą mažą dovanėlę Avangardo komandai, kadangi aš jau čia dalyvauju ne pirmus metus, jie mane pakvietė, aš esu jiems labai dėkinga, šiaip man labai faina, tikrai laiko jūs mano negaišinot. Ir kadangi antras kartas, tai aš jums turiu tokią mini dovanėlę paprastą, kadangi žinau, kad jūs susirenkate prie kavos puodelio, kafeinę mėgstate. Seku jūsų Instagramą, jūs kartais susirenkat. Bet ne tik tikriausiai, bet šiaip pasidarykite kada kokią arbatos pertraukėlę, kavos pertraukėlę, arba šiaip tiesiog pabendraukit paprastai, be nieko. Tai aš turiu tokią mažą saldžią dovanėlę iš Italijos ir ne tik Italijos, tai jums irgi tokią jums iš Italijos ir ne tik maža paprasta dovanėlė.
dar kartelį labai ačiū, kad atvykot. Tikiuosi, kad patiko ir pasimatysim kitose kopose, kaip ir minėjau.